Druskininkai žavūs ir tuo, jog čia atvykus galima suderinti visos šeimos norus. Dabar priminsime, kągi galima nuveikti užsukus į Druskininkų vandens parką ir gydyklą. Druskininkų sveikatinimo ir poilsio centras Aqua – tai Druskininkų vandens parko, Druskininkų gydyklos, viešbučio Aqua, spa centro Aqua Rojus, bowlingo ir naktinio klubo namai. Čia laukiami visi. Šeimoms su vaikais ypač patinka pliuškentis baseinuose, paaugliams leistis nusileidimo kalneliais, jaunimui ir suaugusiems mėgautis 20 pirčių erdvės teikiamais malonumais, senjorams sveikatintis ir gydytis Druskininkų gydykloje. Vandens pramogos parke tai nusileidimo kalnelių bokštas su 6 skirtingais uždarais ir atvirais nusileidimo kalneliais ir po įspūdingų kupolo esančia baseinų zona. Muzikinėme baseine suderinta akustinė ir hidroterapija, o tai reiškia, kad žmogaus kūnas atsipalaiduoja, vandenyje plūduriuojant įgauna taisyklingą padėtį, o muzika, girdima po vandeniu, leidžia užsimiršti. Druskininkų vandens parko 20 pirčių erdvė poilsio oazė, kurioje visos originalaus dizaino pirtys įrengtos pagal skirtingų pasaulio šalių tradicijas. Pirčių erdvėje jūs galėsite mėgautis 9 sausųjų pirčių saunų, 10 garinių pirčių ir turkiškos pirties hamam teikiamais malonumais. Pirtyje hamam atliekama turkiškos pirties tradicija, skirta kūno apvalymui tiek fizinė, tiek dvasinė prasme, kurią sudaro kūno šveitimas bei nuplovimas muilo putomis, atliekamas ant šiltų gultų. Pirčių erdvėje lankytis leidžiama tik sulaukus 18, todėl čia tikra poilsio oazė, kurioje triukšmą pakeičia tyli relaksacinė muzika, o aktyvias pramogas pasyvus poilsis. Saunose kasdien galite išbandyti vykdomas specialias nemokamas pirčių programas su vantomis, eukaliptų, mėtų, citrusinių vaisių kvapais. Druskininkų gydykla – tai šiuolaikiškų technologijų, 100-metės kurortologijos patirties ir tradicijų asmens sveikatos priežiūros įstaiga, teikianti ambulatorinės sveikatos priežiūros paslaugas. Joje įrengtos modernios gydomojo purvo vonios, mineralinio vandens vonios ir baseinas, garinė pirtis, masažo, fizioterapijos, kineziterapijos, krioterapijos kabinetai, poilsio kambariai, žiemos sodai ir mineralinio vandens biuvetės. Gydytojai, įvertinę pacientų sveikatos būklę, skiria gydomąsias sveikatinimo procedūras, kurias atlieka kvalifikuoti specialistai. Procedūroms gydykloje į vonias ir baseiną vanduo patenka tiesiai iš gręžinių, esančių gydyklos parko teritorijoje, o gydomosios durpės kasamos iš karjero esančio Mašnyčių kaime. Visos gydomosios procedūros atliekamos naudojant natūralų mineralinį vandenį ir gydomąjį purvą. Druskininkų vandens parkas, viešbutis Aqua ir Druskininkų gydykla yra vienas nedalomas kompleksas. Nuo šiol jis vadinasi Druskininkų sveikatinimo ir poilsio centras Aqua, kuris visuomet laukia svečių.